Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinę mokyklą ir ruošiasi viešoji įstaiga Jėzuitų gimnazija. Prašau, jūsų 5 minutės. Labai šaunu, gerai kalbėti pabaigoje tikriausiai, nes jau iš esmės yra viskas pasakyta. Aš tiesiog pamėginsiu dalį praleisti, tai yra lyg ir šitos skaidruolės turi 2 dalis. Tai yra prieš ir po, todėl orientuosimės į tai, kas yra po, tai yra arčiau realybės. Tai yra pamastymai po šiandieninės laboratorijos, tai ką mes galėjom pačiupinėti ir ką galėjom bet vizualiai pasižiūrėti. Tai kaip jau sakė kolegos ir iš Aukštaitijos, ir iš kitų regionų, iš tikrųjų atsiveria pakankamai didelės galimybės naudojant elektroninius skaitytuvus. Didėja mokymosi patrauklumas, tikriausiai kas yra labai svarbu, didėja mokymosi motyvacija, apie ką yra iš tikrųjų galybė knygų prirašyta ir vis didinam ir niekaip negalim padidinti. Mokymasis tampa modernesnis ir kintantis. Daugelis vadovėlių vienoj vietoje, tai irgi be galo svarbu. Greitai atnaujinamas, atsinaujinantis ugdymo turinys, realiai įprasminamas mokymas mokytis. Vėlgi, 10 puikių knygų apie tai yra išleista ir išversta, bet šiaip jau realybėje, ko gero, tai dar pakankamai buksuoja. Problemos. Tai, kas pateko į mūsų flygelį, iš tikrųjų su skaitytuvais mes turėjom problemų su hipertekstu. Ir iš tikrųjų hiperteksto nebuvimas jisai gerokai apsunkina kai kuriuos dalykus. Mūsų flygelis vėlgi diskutavo apie tai, kad lyg ir iškyla noras turėti elektroninę knygą daugiau negu knygą. Asortimento gausa pačių skaitytuvų šiandien kelia sumaištį nemenka. Na ir apie tai, ką kolegos jau kalbėjo, tai yra organizacinės problemos, kurias iš tikrųjų dėrės matyti spręsti, kaip naudos, kaip saugos, kas prisims atsakomybės ir taip toliau ir taip toliau. Išvados. Idėja puikiai, jei reikia uždegti žalią šviesą. Klaida, atsiprašau, naujos idėjos ir inovacijos visada yra laukiamos tikriausiai švietimo sistemoje ir grėsmė. Grėsmė tai yra tradicinė. Daugelis gražių projektų dažnai gimsta ir labai tyliai jie miršta. Tai iš tikrųjų reikėtų apsaugoti šitą iniciatyvą nuo trumpalaikio žybtelėjimo ir jai suteikti ilgalaikio projekto žymą. Ačiū.